Podcastas.lt. Požiūrį į gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi Podcastas.lt klausytojai. Šiandien su jumis yra Justas, tiesiogiai iš Vilniaus, ir aš Tomas. Būnant Čiangmajuje, turėjome šiek tiek problemų susiskambinant būtent per tokį didelį atstumą, tai jeigu bus kažkokių tai trukdžių ar kažkokių keistų garsų, tikrai labai atsiprašome, bet stengsimės jums deliverinti, kaip sakoma, pristatyti kiek įmanoma daugiau vertės mūsų epizode, ir šiandien kalbėsime būtent apie side projektus ir kodėl tai yra naujas CV. Sveikas Justai. Labas ir sveiki klausytojai. Tai ką, senai visai kalbėjomės, ką? Jo, iš tikrųjų ganėtinai senai turėjom tave mūsų epizoduose, kas yra labai smagu, tai pasistengsim per šį epizodą ir per visus kitus ateinančius epizodus įrašyti kuo geresnės informacijos ir perduoti žmonėms daug gerų žinių. Taip, tai šiandien, kaip jau ir minėjau, kalbėsime apie būtent side projektus ir pabandysiu aš jums paaiškinti, kas yra side projektai, nes lietuviško kažkokios atitikmens su Justu mes ir neradome, o jeigu ir radome, mes nenorime jo naudoti, nes skamba tikrai keistokai. Tai side projektai būtų būtent projektai, kuriuos jūs darote būtent savo laisvalaikiu, kaip kažkokį tai hobį. Bet darote juos užsiimdami, būtent turėdami kažkokį tai darbą, būtent dirbate full time, lietuviškai būtų tikriausiai tiesiog pilnu etatu ar kažkas panašaus, arba dirbate savo, bet būtent side projektas tai ne pagrindinis laikas, kurį skiriate būtent side projektui. Prieš side projektą dažniausiai žmonės dirba prieš darbą, po darbo arba savaitgaliais. Tai maksimum jie tikriausiai gali skirti 1-2 dienas per savaitę, kažkas tokio. Nežinau, jūs tai gal galėtum pats paaiškinti, kaip tu supranti būtent side projektą. Tai kaip ir dauguma žmonių žino, aš esu freelanceris, blogeris, tai podcastas yra mano side project. Žiauriai clear. Nes, kaip suprantu, iš podcasto pinigų dar kaip ir neuždirbi, tiesiog tai yra laisvalaikio, bet ir kažkoks tai būtent savęs brandinimo, karjeros kelimo būdas, ir būtent kiek laiko praleidi prie podcasto per savaitę. Tai Tomai, tu dabar kalbi taip, lyg podcastas būtų mano vieno projektas, tai podcastas mūsų abiejų projektas yra, bet šiaip, podcastas, kaip aš sakau, suvalgo apie 1,5 dienos per savaitę, kas tikrai yra ganėtinai, nemažai. Nemanau, kad kiekvienas žmogus galėtų skirti 1,5-2 dienas per savaitę dirbti prie savo side projekto, kuris neneša jokių pinigų, bet kol kas yra tiesiog fun ir susipažinti su žmonėmis. Ne, matai, vien jau nuotraukoje podcastoje matosi, kad tavo galva yra didesnė, tai vadinasi, kad projektas yra kaip ir tavo labiau, bet jo, supratau būtent tavo idėją, ir nežinau, gal galėtum tiesiog pasidalinti savo mintim apie būtent kodėl side projektas gali būti naujas CV, ar apskritai, ar tai pakeis CV būtent Lietuvoje. Kalbėti apie Lietuvą, aš manau, kad yra ganėtinai sudėtinga, vien dėl to, kad, pas mus viskas, galima sakyti, atvyksta daug vėliau. Bet tai tikrai galima pritaikyti. Aš pats kol kas dirbu pagrindė tik su užsieniu, bet kontaktinau keletą Lietuvos žiniasklaidos didelių portalų. Nenoriu tiesiog minėti jų, nes čia būtų labai didelė reklama jiems. Ir kontaktinau, siunčiau savo darbus anglų kalba, derinom, ir kol kas viskas yra dar tik derinimo stadijoje, bet tai grinai viskas suveikė, nereikėjo jokių savo CV siūsti ir rašyti, ką aš esu baigęs ir visą kitą, nes tai gal neparodo mano vertės ir mano sugebėjimų, todėl aš parašiau trumpai apie save ir įsiunčiau savo darbus anglų kalbą, kas automatiškai yra labai paprasta, nes aš tos darbus tiesiog tokius darbus galėčiau rašyti lietuvių kalba, kas man nebūtų labai sudėtinga. Tai čia gal vienas iš geriausių pavyzdžių būtų. O kitas pavyzdys būtų toks, kur praeitą savaitę mūsų epizoduose buvo Tautvydas Gilys ir jis pasakoja, kad jis mokėsi dizaino San Franciske ir pas juos buvo viena mergina, kuriai reikėjo susikurti savo portfolio, savo darbų rinkinį internete, galima sakyti taip, ir jis sugalvojo, kad reikėtų atrasti kompaniją, kuriai ji galėtų sukurti papildomos naudos. Ir ji pasirinko kompaniją Dropbox, manau daugumą žino Dropboxą, tai tenais tiesiog
skaitmeninis debesis, į kurį gali kelti savo informaciją ir viskas įsisaugo skaitmeninėje debesyje, o ne jūsų kompiuteryje. Tai surado vieną būdą, kaip jį galėtų patobulinti keletą iš tų detalių, jį aprašė visą tą mechanizmą, kaip viską patobulinti internete ir įgavo keleto darbo pasiūlymų, gavo pakvietimų į tam tikrus startupus, tai čia, manau, du yra geri ir aiškus pavyzdžiai. Gal galėtum paskui būtent epizodą būtent užrašuose pasidalinti būtent tuos straipsnius iš Mediumo? Jo, galėsiu įdėti tuos straipsnius iš Mediumo ir manau, su Tomu dar paieškosime internete panašių straipsnių, kurių yra tikrai labai labai daug ir galėsim pasidalinti, tai nueikite į epizodų užrašus, tenais rasite straipsnius apie sėkmę iš side projektų. Jo, o dabar man tiesiog kažkaip dabar labai greitai prisiminiau, kad skaičiau vieną žiauriai gerą straipsnį apie side projects ir kodėl būtent jie turi būti visiškai, ta prasme, nesusiję su tuo, ką tu veiki kiekvieną dieną arba kokie tavo darbai. Ir article buvo, ta prasme, straipsnis buvo pavadintas, man atrodo, kad side projects should be stupid. Tai turėtum daryti kažkokius tai kvailus side projektus ir būtent jeigu dirbi kažkokį kūrybinį darbą, tu esi rašytojas, ten, nežinau, programuotojas, grafikos dizaineris ir taip toliau. Kodėl tai padeda? Tai yra vien dėl to, kad tu tiesiog nusistatai, kad gerai, aš leidžiu savo būti kvailam, aš leidžiu savo suklysti ir aš leidžiu savo daryti visiškai bet ką tik įsivaizduoju. Ir vien būtent ta taisyklė, kad tu leidi savo būti kvailam ir tiesiog leidi savo suklysti ir daryti kažką ne taip, kaip turėtų būti, manau, tikrai išlaisvina tavo tą kūrybinę jėgą ir tuomet tau tikrai daug lengviau kažką tai realizuoti. O kitas dalykas, kad man asmeniškai dirbant prie side projects ir keletą side projectų buvo, kuriuos buvau sukūręs, tai buvo tiesiog pradėjau kažkokį tai Tumblr blogą ir tiesiog keldavau nuotraukas būtent dalykų, kurie mane, tarkim, įkvepia arba kur tiesiog kažkokie tai architektūriniai pastatai, nežinau, ar taip įmanoma iš vis sakyti, architektūriniai pastatai. Jūs tai tu mane supranti, jo, mes vis tiek ten turim tą ryšį. Jo, ir manau, klausytojai tave supranta. Gerai, ačiū, kad suprantat mane, bet esmė, kad buvo mano, kai kurie side projectai buvo, tarkim, ir blogas, prasidėjo kaip side projectas, bet po to pamačiau, gerai, čia visai galėčiau kaip ir kažką tai į karjerą pasidaryti. Galima sakyti, netgi pradėjau domėtis dizainu kaip side projectu, nes vis tiek buvau pilnos darbo dienos mokinys vidurinėje mokykloje, jeigu supranti, ką bandau pasakyti. Ir tiesiog skirdavau šiek tiek laiko pasidomėti apie būtent grafikas, pasidomėti, kaip galima pačiam kurti ir tiesiog skirdavau šiek tiek laiko tam, bet tai nebuvo, aišku, ne kiek orientuota į pinigus, ne kiek orientuota į kažkokią karjerą, tiesiog kaip side projectas ir tiesiog darydavau visiškai, ką beįsivaizduoju, ten arklio galvą ant savęs užsidėdavau arba ten, žinai, photoshopindavau draugų nuotraukas ir tiesiog turėdavau gerą laiką, jeigu taip galima pasakyti. Ir kitas dalykas apie būtent tuos kvailus projektus, kad bent jau man, jeigu aš kažką sugalvoju ir, tarkim, tas projektas gali būti ir savaitės, aš nežinau, jūs tai ar tu pameni, mes kai buvom Balyje praeitais metais tikriausiai, aš savaitgalį buvau susigalvojęs tą projektą apie kavą, kad būtent padėti Indonezijos būtent ekosistemai visai, kadangi labai kenčia nuo nelegalaus būtent medžių kirtimo ir yra labai daug deginimo įvairiausių medžiagų, todėl labai daug išsiskiria būtent anglies dioksido į būtent orą ir oras labai užterštas. Tai aš buvau sugalvojęs būtent siūsti būtent vietinių žmonių surinktas tas kavos pupeles į Europą, jas ten skrudinti ir jau tenais išdalinti, ta prasme, supakuoti ir siuntinėti, pardavinėti Europoje ir tuomet kažkoks tai procentas būtent pardavimų liktų būtent tiems vietiniams būtent fermeriams kavos ir aišku gerinti tai kenčiančiai gamtai Indonezijai, bet kaip pats žinai, man niekas ten nelabai išėjo, bet aš buvau tikrai labai užsidegęs visą savaitgalį ten prie jo dirbti ir dėl ko aš šitą istoriją paminėjau yra vien dėl to, kad kai tu dirbi, bent jau man asmeniškai, kai tu dirbi prie tų side projects, tiesiog
išnyksta laiko tėkmė ir tu gali sėdėti 2-3 valandas, 4 valandas visiškai negalvodamas apie nieką, tu nenori jokių ten Facebook'ų tikrintis, nenori nei valgyti, apie nieką negalvoji, o tiesiog dirbi, nes tau tai tikrai yra įdomu ir tu visiškai negalvoji, žinai, kas iš to bus, ką kiti sakys ir taip toliau. Tai nežinau, jūs ar galėtum su to sutikti ir kokios buvo būtent tavo patirtis dirbant prie side projects. Jo, tikrai pamenu šitą projektą, iš tikrųjų ten mano manimu ten viskas buvo tikrai neblogai, tai ką aš išmokau realiai iš to projekto, kai tu dirbai prie savo to kavos projekto, tai kad ne visada savaitgalis gali būti tas laiko tarpas, kuris gali parodyti viską. Tai vienas iš tokių faktų yra, kad, turi minėti, tu per savaitgalį launchini projektą, tu pradedi, žinai, ir kad gali mėnuo du neparodyti visos tiesos, kokia yra apie tavo side projectą, tai žinokit, kad kartais reikia kažkokį tikslą pasiekti, tikrai reikia įdėti daugiau laiko, ne visada bus taip, kad čia per savaitgalį padarau, per savaitę pabandau, neina. Gali būti taip, kad nepasieksiu tavo reikiamos auditorijas ar tiesiog neparašysi kažko, ko būtent reikia parašyti. Jo, visiškai sutinku ir jūs tai gal galėtum pakalbėti būtent apie savo side projectą markus.com, kurį tikriausiai gana ilgai stūmė į priekį ir kokias pamokas būtent išmokai iš to projekto. Jo, tai turėjau tokį projektą markus.com, kaip ir Tomas minėjo, tai su manim dirba dar pora žmonių, Dominika ir Laima, tai ačiū joms, kad su manim dirbo visus 3 mėnesius, tai projektas buvo tiesiog apie sveiką mitybą, sportą, tai buvo receptai ir daug kitokių straipsnių anglų kalba ir iš to dalyko išmokau, kad motyvacija gali labai greitai dingti. Vienas dalykas yra toksai, kad tu darydamas kažką, tai tikės atgalinio dalyko kažkokio, tarkim, tai būna pinigai, kartais vietoj pinigų geriausias dalykas yra, kad tave skaito, kad tavęs klauso, bet kai rinkoje buvo visko labai daug, tai buvo labai sunku tą dalyką padaryti. Manau, šiaip per mažai aš gal darbo įdėjau tą dalyką, bet aplamai, ką aš išmokau grinai iš to projekto, kad negavus kažkokio atgalinio ryšio tam tikrą laiką, tavo motyvacija labai greitai mažėja ir ypač mažėja motyvacija tiems žmonėms, kurių projektas tai nėra. Kai tai yra, kaip aš sakysiu, tavo vaikas, tu žinai, kad tai reikia darbo, reikia laiko ir visa kita, bet žmonės, kurie dirba iš didelio noro ir jie irgi negauna jokio atgalinio ryšio, galima sakyti taip, tai jie pamažu irgi netenka motyvacijos ir, galima sakyti, nebenori su tavim dirbti toliau ir paskui, kai tu lieki vienas, tai yra, labai sunku ir labai sunku yra dažnai palikti side projecto vietoj. Turiu omeny, kad labai dažnai, bent man asmeniškai būna taip, kad tas tavo side projectas vos netampa tavo pagrindinis dalykas. Tikrai labai sunku yra tą išlaikyti, kad side projectui galėtum skirti, tarkim, 2-3 valandas per dieną, arba bent jau valandą per dieną. Dažniausiai to neužtenka ir kartais valandų atžvilgių tai perlipa tavo pagrindinį pajamų šaltinio darbą. Tai irgi labai sunku yra susidėlioti tas darbo valandas visas, bet kaip pasakyti, be tų side projectų tu nepabandęs daug ko nesužinosi visų šitų dalykų, kuriuos sužinojome mes su Tomu. Tai, manau, kad tikrai verta kažką pabandyti, jeigu norit. Pasibandai ir žinosi, patinka, nepatinka, ar žmonėms patiks, nepatiks ir visa kita. Jo, aš norėčiau būtent po šio epizodo pabaigoje tiesiog viską, žinai, su santrauka tokia padaryti, kad kokie yra, žinai, pliusai, minusai būtent side projectų ir būtent kokiuos būtent žingsnius mes galėtume, žinai, patarti iš savo patirties, ką mes darėme, kad žmonės kažkokį tai turėtų, gerai, čia yra pirmas žingsnis, aš dabar jį padarau, tada mes pasakom jiems antrą žingsnį ir kažką jie, žinai, gautų iš šitą epizodą. Tai galėsime tiesiog pabaigoje šio epizodą padaryti tokią santrauką. O markus.com tai buvo projektas apie sveiką mitybą ir sportą, ar taip jūs? Jo, kaip ir minėjau. Gal praleidau šiek tiek. Tai jo, nežinau, jūs tai gal galėtum kaip iš savo pusės, kaip būtent vis tiek dabar podcastas mūsų turi komandoje jau 5 žmonės, taip? Ir
gal galėtum papasakoti žmonėm, kaip tu būtent randi žmonės, nes vis tiek dirbai prie šitos projekto pusės, tu labiausiai radai tikrai super talentingus ir darbščius žmonės ir galėtum papasakoti būtent, kaip tu žiūri į žmonės, kuriuos nori pritraukti į savo komandą, kurie tarkim, tiki tavo idėją ir ką tu matai juose ir kaip gali side projektai padėti būtent gauti kažkokį tai darbą. Tai tikrai, kai mes pradėjom dirbti dviese, tai iš pradžių buvo labai daug darbo ir mes su Tomu iš pat pradžių nusprendėme, kad reikėtų atrasti dar žmonių, kurie galėtų mums padėti. Tai atrinkinėjant žmonės buvo ganėtinai labai lengva, tai tiesiog per pirmą, galim sakyti, tokią atranką mes nemokėjom jokių pinigų ir dabar dar nemokam, nes pelno jokio dar projektas nesiekia, tai tiesiog prašėme, kad žmonių, kurie nori prisijungti, kurie tiki šią idėją, atsiųstų kažkokį motyvacinį trumpą laiškiuką tiesiog apie save ir gal atsirinkome tuos žmonės, kurie turėjo daugiausiai motyvacijos, nes aš manau, kad sunkus darbas ir motyvacija dažnai nugali talentą, nes kuo tu labiau norėsi, kuo tu daugiau stengsies, tu tuo daugiau ir padarysi. Tai realiai atsirinkau labiausiai motyvuotus žmonės, kurie iki šios dienos puikiai su mumis dirba, atlieka savo darbą visą laiku, netgi daugiau ir šiaip aplamai yra labai faini žmonės, tai apie žmonių atranką gal tiek, o koks Tomai buvo klausimas antroje pusėje? Tikrai nebepamenu, bet turiu naują klausimą, jeigu galima. Ir klausimas yra būtent, kuo padėjo, tarkim, vienam iš mūsų komandos narių, kaip padėjo būtent jam patekti į komandą, būtent tai, kad jis jau prieš tai dirbo su video, audio ir aš kalbu apie mūsų audio inžinierių, Laimį, kuris daro super gerą darbą. Ir kaip tau padėjo būtent toks faktas, žinant, kad jis dirba su audio video, kad būtent jį pasiimti į komandą. Jo, tai Laimoną aš pažinojau jau iš truputį anksčiau, žinau, kad jis montuoja video ir jis taip pat klausė mūsų podcastų, tai žinau, kad Laimonai tu editinsi ir šitą video, tai linkėjimai tau nuo manęs ir Tomo. Linkėjimai. Ir jį aš pažinau iš anksčiau, žinau, kad jis daro tikrai puikų darbą su video editinimu, taip pat klausė mūsų podcastų ir aš jam pasiūliau, sakau, Laimonai, tu žinau, kad neturi jokių side projectų, žinai, ir gal tu norėtum gilinti savo žinias ir tobulinti save, dirbdamas kartu su mumis ir taip pat išmokti, kaip reikia editinti audio, nes viską tu išmoksti tik darydamas. Darai ir po kiek laiko supranti, kad tu tai moki. Ir Laimonas, nežinau kiek, bet nemanau, kad daug dirbęs buvo su audio editinimu, tai pasikviečiau ir kas smagiausia buvo, kad man reikėjo tik vieną epizodą, kaip jis editino, duoti pastabas, kad jeigu gali čia nukirp dar tą pagarsink ir jau antrame epizode viskas buvo, galima sakyti, tobulai padaryta. Tai kaip klausote mūsų epizodus, tai visas puikus editinimo darbas yra padarytas Laimono. Taip, tai ačiū Laimonui. Ir dabar vis tiek, tarkime, side projectas, tai projektas kaip ir tavo CV. Tai dabar žmonės išgirdo apie Laimono istoriją ir vis tiek, jeigu jie dabar sugalvotų, jeigu jiems reikia video ar audio kažkokio tai inžinieriaus, būtent, aš nežinau, montuotojo lietuviškai, ir jie būtent pagalvos, tikriausiai mes galėtume kontaktuoti irgi Laimoną. Tai jūs tai kokią turi idėją, kad žmonės nenori uždės kažkokią tai etiketę ir jeigu tu blogini ir daugiausiai žmonės mato, kad tu esi, tarkim, tinklaraštininkas, blogeris, tai jie galvos, kad tu esi tik tais tinklaraštininkas, jie nežinos, kad tu ten, tarkim, dar ir sportuoji ir, tarkim, ten gali kažkokią tai, žinai, programą sudaryti, bet jie žinos būtent tave kaip blogerį. Ir būtent tie side projektai padeda save kaip ir brandinti ir gal tai tiek daug neveikia būtent tose standartinėse industrijose kaip medicina, ten bankai ar finansai, kažkas tokio, kur tikrai reikia labai gerų žinių ir būtent kažkokio diplomo, kad įrodytum savo kompetenciją, bet kūrybinėse industrijose tai būtent side projektai turi labai didelę galią, nes tu tiesiog parodai, štai mano blogas ir jeigu aš noriu ten, tarkim, rašyti į kažkokį tai tinklaraštį arba į kažkokį online žurnalą,
tai tavo blogas tai yra pats didžiausias tavo kompetencijos įrodymas. Taip, visiškai Tomas su tavim sutinku. O dar vienas dalykas aš pridėsiu, tai kad jeigu tu dažnai kažką darai, tai tu duok žmonėms apie tai tiesiog žinoti. Jeigu tu turi kokį LinkedIną, kurį mes su Tomu tikrai naudojame ir dauguma lietuvių tai naudoja, tai tu tiesiog parašyk LinkedIn'e, kad tu darai tą ir žmonės tai pamatys. Jeigu tu naudoji tik tokį Facebooką, tai tu gali Facebook'e pasižymėti, kad ant savo sienos, kad tu turi tokį projektą ir karts nuo karto pasidalinti tą veiklą, savo projektą pas save Facebook'e, arba tiesiog informacijoje apie save parašyti, kad taip pat tu dirbi su tuo ir su tuo, nes kad ir žmonės nelaikina ar dar kažko, bet žmonės mato, žmonės mėgsta kalbėti ir tai tikrai turės didelės naudos tau. Taip, ir viena iš ateinančių temų bus, kaip ir jūs tai žinai, būtent saviraiška ir kaip būtent kurti be baimės ir tas kurti be baimės reiškia taip pat, kad skleisti savo darbus ir apie tai kalbėsime kitame epizode, bet labai gerai, kad pridėjai būtent tą, kad žmonės turi tiesiog apie tai matyti. Jeigu jie ir nieko nesakys, jie nieko nelaikins, jie, ta prasme, nepadarys kažkokio tai ekstra žingsnio, bet jie žinos apie tai ir jiems tiesiog įsirašys būtent į atmintį, kad, gerai, Justas dirba su podcastu. Jeigu kas nors paklaus jo, ar girdėjai, kad kas nors Lietuvoje dirbtų su podcastais, jie sakys, ne, bet žinai, yra ten toksai Justas, jis dirba su podcastu, nes, per daug mes stengiamės vis tiek kažkaip ten, žinai, neskleisti per daug kiekvieną dieną, kad mes čia podcastą turime, mes čia turime podcastą, bet stengiamės vis tiek, jeigu įdomesnis epizodas arba kažkokios pagalbos reikia, bet tai mes vis tiek stengiamės apie tai paskleisti ir aišku yra žmonių, kuriems tiesiog tai nepatinka, nes jie tiesiog nėra suinteresuoti tai matyti, bet visiems neįtiks, ar taip jūs? Taip, Tomai, visiškai su tavim sutinku, kad reikia žmonėms leisti žinoti apie tai, ką tu darai. Gerai, Justai, dabar norėčiau paklausyti tavęs 3 žingsnių, kuriuos pats esi atlikęs ir kuriuos pats dabar atliktum, jeigu pradėtum naują projektą. Ir įsivaizduokime, kad tu vis dar tebedirbi Swedbank'e ir turi pilną, sunkią, varginančią darbo dieną. Taip. Pirmas dalykas būtų, kad susirašyčiau visas idėjas, kurias norėčiau įgyvendinti ant lapo ir su jom pagyvenčiau gal 1-2 dienas. Tiesiog, kad galėčiau išryškinti, kurios idėjas man yra prieinamiausias ir mėgstamiausias, sakykime taip. Gerai, man patinka žiauriai tas išryškinti. O kaip manai, kalbėjimas su žmonėmis, su būtent draugais, ar ten pažįstamais, ar būtent žmonėmis, kurie daro tai, ką tu norėtum, ar padėtų išgryninti ir išryškinti tą idėją, kurios tu tikrai nori? Jo, tikrai padėtų, reikia kalbėtis su žmonėmis, su tais, kurie tai daro, o ne su žmonėmis, kurie nieko nedaro ir klausti, ką tu manai, nes jeigu jie patys nieko nedaro, tai jie dažniausiai neturės nuomonės ir apie tavo dalyką. Sakys, ką aš žinau, pabandyk gal čia tas, nes, taip viskas vyksta. Tai ir šiaip reikia mažiausiai klausyti kitų nuomonės, kurie, nežinau, arba neturi nuomonės, arba turi neigiamą nuomonę. Tiesiog paimti ir daryti. Čia biški off-topicas toksai. O šiaip tai labai gerai iš tikrųjų yra, jeigu tu nori pradėti kažką daryti ir tu žinai žmonės Facebook'e, kad jie gali būti jie netgi ir žinomi žmonės, tarkim, koks aktorius žinomas ar kažkoks kitas specialistas, tai visai gali pabandyti jam parašyti ir manau, kad 80% žmonių tikrai sutiks su jumis nueiti, papietauti, išgerti kavos ir pakalbėti tiesiog apie tuos pagrindinius dalykus, norint vykdyti tam tikrą veiklą. Tai visiškai sutinku ir ypač jeigu jau pasiūlote būtent nupirkti tuos pietus ar pagaminti, kad būtent sumažinti kuo labiau to žmogaus būtent, žinai, laiką arba kažkokią tai investiciją į būtent tą susitikimą. Tai jeigu tu atvyktum į tam tikrą vietą, kad būtų būtent tam žmogui arčiau ar ten blogeriui ar programuotojui ar kažkam, kuo tu nori tapti ir tarkim tu sakai, aš tave pavaišinsiu pietumu ar galėčiau tave tiesiog sutrukdyti 30-40 minučių ir tiesiog išekstraktinti būtent tavo idėjas apie būtent šitą idėją, kurią aš turiu. Tai tikrai manau šitas labai geras žingsnis ir labai praktiškas, bet vienas dalykas, ko žmonės nedaro, tai aš tikrai žinau, kad man reikėtų susirašyti visas idėjas, nes mane žmonės vadina idėjų generatorium,
Bet, nu, aš kažkaip niekad neprisėdu, žinai, ir niekad nesusirašau ir kažkaip nežinau, kokią idėją man daryti, nes nu aš jų per daug turiu. Tai surašymas tikrai paimant pieštuką ar ten, ar tušinuką ir surašant idėjas ant popieriaus tikrai padės išspręsti tą problemą, kad sutvarkytų tą būtent bičių avilį idėjų galvoje ir galėtum nuspręsti, kurią idėją nori vykdyti. Ir koks būtų jūsų antras žingsnis? Tai čia ir buvo antras žingsnis. Tikriausiai tuo metu vienintelis esi žmogus, kuris neseka. Pirmas buvo idėjų susirašymas, antras žingsnis pakalbėti su žmonėmis, kurie tai daro. Aišku. Aš galvoju, kad čia buvo kaip ir atsakymas į mano klausimą, nes aš paklausiau, ar būtų galima pakalbėti su žmonėm, kad išgryninti tą idėją. Bet... Jo, tai tu užbėgai man už akių tiesiog, tai taip ir gavos. Mes, man atrodo, kaip teletabiai turime sinchroną. Tai jūs tai tada finalinis žingsnis, koks yra trečiasis? Jo, prieš pat finalinį žingsnį dar noriu pasakyti, kad žmonės, jūs turit suprasti vieną dalyką, kad jeigu jūs norit susitikti su tam tikru specialistu, jūs turit kažką jam irgi duoti, nes jūs dažniausiai susitinkat su tokia intencija, kad iš jo gauti kažką, taip, gauti informacijos, gauti jo experience, tarkim, jis gal darė tą dalyką 2 metus ir kad jis galėtų, jam reikėjo 2 metų, kad jis galėtų pasidalinti tą patirtimį su jumis. Tai jūs turit suprasti, kad jūs irgi turit kažką duoti. Kaip ir Tomas sakė, nupirkti pietus, pavaišinti kavą ar dar kažką. Nes Lietuvoje yra, nežinau, gal ne visoje Lietuvoje, nenoriu sakyti, kad Lietuva čia blogiausia, bet žmonės turi tokį įprotį, kad aš pasikviečiu, pakalbu ir tipo ačiū ir iki. Tai, taip negali būti. Ar jūs norėtumėt, kad jūs visada kažkas kviestų kažkur, bet jūs negautumėt nieko už tai? Aš nekalbu, kad jūs turit gauti kažkokį finansinį dalyką, bet tai, kad pavaišintumėt kažką pietumis, arbata, kava, pyragaičių, tai tikrai labai būtų iš jūsų gražus gestas ir tikrai tas žmogus, kurį jūs pakvietėte, būtų žiūrėtų jūs daug rimčiau ir jam būtų daug maloniau pasakoti savo visą patirtį ir savo visas žinias, suprasdamas, kad jūs tą dalyką vertinate. Tai čia būtų toksai prieš pat trečią dalyką. O trečias dalykas tai yra pats paprasčiausias, kad reikia tiesiog daryti. Norit, atsisėdat, darot, nes čia lygiai taip pat kaip norit, tarkim, valgyti, nes jeigu jūs norit valgyti, jūs nueinat ir pavalgot, jeigu jūs norit daryti side projectą, jūs nueinat ir padarot, ar ne taip, jeigu jūs nedarot, tai reiškia, kad jūs ne taip stipriai ir norit, ir dauguma žmonių, kurie sako, aš noriu, nieko nedaro, tai ir jie lieka tais norėtojais, angliškai mes juos vadinam wannabiais, tai wannabe, tai... Nebūkite norėtojai. Jo, norėtojėliai. Čia mažybinis. Būkite darytojai. Jo, būkite darytojai, nenorėtojai ir, tikrai pasibandysit ir matysit, ar jūs galite, ar jūs žinot, ar jūs norit ir visą kitą, nes dažnai atrodo, man irgi taip pat būna, kad turiu galvoje dar 10 idėjų, noriu, pabandau. Ai, nenoriu iš tikrųjų. Jo, ir dabar, nežinau, jūs tai greitai kyla idėja, kad kartais trūksta iš tikrųjų to tokio mažo kažkokio postumio ar kažkokios tai idėjos ar būtent kažkokio įkvėpimo iš kažkur, kad galėtum, žinai, tikrai gerai, aš tikiu šitą idėją ir aš dabar pradėsiu. Net jeigu ir tai nebus finansiškai, ta prasme, man naudinga, tai tikrai išvaistys mano laiką, bet man tai patinka šitą idėją, aš noriu ją daryti. Ir būtent dėl to postumio aš manau, kad mes galime tikrai išklausyti žmonių idėjas, kurie klausys šį būtent epizodą ir tiesiog pasakyti jiems, ką mes manome, nes, tarkim, gal jiems reikia tiesiog vieno paskatinimo, kad taip, skamba tikrai realistiškai, aš to nedaryčiau, bet klausantis tavęs ir girdint tavo entuziazmą, aš tikrai tikiu, kad tai gali padaryti į tikrai sėkmingą projektą. Ir mes galime sukurti būtent Facebook grupę, kuri bus viešai pasiekiama, bet žmonės ją patekti galės tik tais paaiškinę apie savo idėją ir tiesiog pradės kurti būtent šitą tinklą, šitų side projekto darytojėlių, kurie nori kažką tai pasiekti ir gauti kažkokį feedback ir tiesiog apsupti save su žmonėmis, kurie kažką daro, nes, žinai, momentumas yra tikrai užkrečiamas ir jeigu tu sėdi kambaryje ir 10 žmonių sunkiai dirbo, tai, manau, tikrai tave motyvuoja irgi kažką tai pajudinti savo pirštų. Jo, visiškai su tavim sutinku viskuo
Ir dėl tokios grupės, tai manau tikrai reikėtų, manau tikrai yra daug žmonių, kurie norėtų kažką daryti, bet galima sakyti, netgi nepagalvoja, kad galėtų parašyti vieną ir kitą projektą ir taip pat tą patį podcastą. Jeigu jūs tikrai norėtumėt, ar norit netgi dirbti prie podcast'o, tai tiesiog jūs galit paimti ir mums parašyti, nes, dauguma kompanijų tokių yra lankščios ir tikrai atrastų kažkokios veiklos ar šiaip bent jau susitikti ir pakalbėti su žmogumi, kuris nori kažką pradėti. Ir dar kaip Tomas sakė, kad kai kurie projektai yra finansiškai nenaudingi, visiškai sutinku, bet išversdamas vieną tokią citatą iš anglų kalbos, tai būtų taip, kad mūsų svajonės yra daug vertingesnės negu pinigai. Tai visą laiką jūs siekite ne pinigų, o svajonių. Čia toks trumpas motivation. Geras, šitas patiko man. Jo, ir čia, nežinau, čia gal netgi tema būtų kitam epizodui, kad net jeigu tu ir darai tą side projektą, tarkim, 2 metus, 3 metus ir tau tai neuždirba visiškai jokių pinigų, bet tau tai tiesiog suteikia, žinai, tos kūrybinės energijos, to kūrybinio drivo. Ir aš tikiu, kad tu tikrai dirbi ne prie, kad tu uždirbtum daugiau pinigų ar turėtum kažkokią karjerą, bet kad tu taptum būtent geriausiu žmogum, kokiu tu tik gali tapti. Ir kartais būna, kad 2-3 metai kažkokio tai kūrybinio darbo, net jeigu jis yra finansiškai nenaudingas, tave padaro tokiu sėkmingu žmogumi, kuris tiesiog kaip magnetas pritraukia kitus žmonės, kurie kažką daro, ir tu pradedi gauti kažkokius darbo pasiūlymus, tu susipažįsti su vienu žmogum, jis tave supažindina su kitu ir tu pradedi, tarkim, kažkokį projektą ar startupą ar kažkokį verslą, ir galbūt būtent pirmas tas kažkoks tai darbas nebus sėkmingas, bet aš tikrai tikiu, kad kelionę, būtent visus tos taškus gali sujungti tik tai žiūrėdamas atgal, ir tiesiog turi pasitikėti savimi, kad turi jausti gerai, šitas side projektas tikrai neturi jokio loginio paaiškinimo, bet aš tikrai skirsiu visą savo laiką, visą savo energiją ir žiūrėsiu, kas iš to bus. Tai aš nežinau, ar tiksliai išreiškiau, ką aš norėjau pasakyti Justai, ir jeigu galėtum pradėti būtent santrauką viso epizodo. Jo, viskas aiškiai buvo pasakyta, viską realiai supratau, aš manau suprato ir mūsų klausytojai, tai santrauka iš mano pusės būtų tikrai labai labai trumpa, tai tiesiog, kad bandykite išlaikyti visus tuos punktus, kuriuos aš įvardijau, gal dar kažką rasite pridėti savo ar atimti iš to trumpo sąrašiuko, bet tiesiog pradėkit, darykit ir numatysit, kad kas gausis, nes kito to atvejo nėra, kaip pradėti tą savo side project, o kiekvienas jūsų side projectas tikrai duos kažkokios naudos jums, gal asmeniškai, gal jūs padarys, galima sakyti, labiau žinomais tam tikros srities specialistais, bet aš manau, kad ką bedarysit, jums vis tiek gausit kažkokios naudos. Tai gali būti finansinė, gali būti žinių išraiška ar dar kažkoks kitoks pažintis ir dar visa kita. Tai aš manau, kad ką bedarysit, tai tikrai atneš jums naudos ir suteiks gerų emocijų. Taip. Tai viską apibendrinant, kurie atsisukote tik tais pačią pabaigą šio epizodo, tai mes kalbėjome apie būtent kodėl side projektai tai yra naujas CV, kodėl žmonės turėtų daugiau kreipti dėmesio į būtent projektus, kurie neneša jokio pelno. Ir jeigu esate darbdavys ir klausite šio epizodo, tai aš manau, kad tikrai turėtumėte labiau pasvarstyti apie žmonės, kurie veikia kažką po darbo, nes jie vis tiek investuoja savo energiją, investuoja savo būtent laiką, ir jie tikrai padaro geresnius darbuotojus, nes jie tikrai skiria daug laiko tam, kad gyventų šį gyvenimą iki būtent maksimumo ir išpildytų savo svajonės. Tai ačiū, kad klausytės, ir ačiū Justai už tikrai daug įdomių idėjų, daug įdomių pamastymų, ir dabar aš galvoju, kaip man reikės naują side projektą pradėti. Manau, kad tau dabar side projekto tikrai nereikia, tau reikia dirbti tais projektais, kuriuos tu turi. Tai noriu padėkoti visiems klausytėms, kurie klausėt. Atsiprašome, jeigu tarpais įrašo kokybė buvo
ganėtinai prasta, nes vis dėlto Tomas Tailande, aš Lietuvoje ir ne visą laiką pavyksta išspausti maksimumą iš kokybės, ypač kai tai nuo mūsų nepriklauso, bet stengiamės kiekvieną epizodą padaryti vis geresniu ir su jumis pasidalinti vis naujais žmonėmis bei geriausiom emocijom ir patirtimi. Tai ačiū Jums. Susitiksime kitame epizode. Iki.